Sveiki atvykę į šį mokomąjį vaizdo įrašą. Šiandien pasinersime į internetinių ryšių pasaulį. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą sužinosite, kas yra socialiniai tinklai, kodėl jais turėtume naudotis, apie riziką ir ko reikėtų saugotis, ką daryti ir ko nedaryti. Taip pat susipažinsime su kai kuriomis populiariausiamis platformomis, tokiomis kaip Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest ir TikTok. Pradėkime ir tapkime socialinių tinklų nindzėmis. Kas yra socialiniai tinklai? Socialiniai tinklai yra skaitmeninė priemonė, padedanti dalintis idėjomis, užmegzti ryšius ir kurti bendruomenes. Juose galime skelbti tekstą, nuotraukas ir vaizdo įrašus vienoje erdvėje. Galvokite apie juos kaip apie virtualią susitikimų vietą, kurioje galite dalinti savo mintimis ir kūrybą su pasauliu. Socialiniai tinklai yra tarsi jūsų kaimynystės skelbimų lenta, tik su milijonai žmonių, o ne tik su kaimynais. Kodėl turėtume naudotis socialiniais tinklais? Štai keletas priežasčių. Palaikykite ryšį su savo šeima, draugais ir net jaunesnėmis kartomis. Galimybę gauti realiuoju laiku atnaujinamą informaciją ir naujienas. Nišinėse bendruomenėse rasti kitų žmonių, kurie turi panašių pomėgių ar interesų. Mėgaukitės pramogomis. Žiūrėkite juokingus vaizdo įrašus ir įkvepiančias istorijas. Be to, tai puikus būdas išreikšti save dalijantis savo gyvenimu, kūrybiškumu ir unikaliu požiūriu. Taigi, socialiniai tinklai skirti ne tik jaunimui, jie skirti visiems. Nesvarbu, ar dalijatės nuotrauką iš savo sodo, ar žiūrite maisto gaminimo pamokėlę. Čia rasite, ką nors savo. Ar žinojote, kad daugiau nei 5 milijardai žmonių visame pasaulyje naudojasi socialiniais tinklais? Tai maždaug 62 procentai pasaulio gyventojų. Socialiniai tinklai iš tiesų tapo pasauliniu reiškiniu. Taigi nebijokite ir naudokite socialiniais tinklais savo naudai. Ir tai yra šio vaizdo įrašo pabaiga. Dabar jau žinote, kas yra socialiniai tinklai ir kodėl jie tokie galingi jungiant žmonės visame pasaulyje. Kitame vaizdo įraše atskleisime socialinių tinklų keliamą riziką, atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, juk ne viskas rožėmis klota, ir saugaus naršymo būdus bei rekomendacijas. Iki pasimatymo kitą kartą.